Liudvikas. O Dieve, tau net nebereikia nieko daryti, Liudvikai. Nuo tavo akių tokia gera energija sklinda. Ačiū. Mes sužinom, kad tai į sceną tau reikės fortepijono. Ir dabar pasakyk, kad tavo vardas yra duotas pagal Liudviką van Beethoveną, ne? Gali būti labai įtartinai. Jo, įtartinai tavo tėvai kažką nujautė. Iš tikrųjų, Liudviko tėvams nieko nereikėjo nujausti. Tereikėjo veikti. Aš Liudvikas Račys, man 12 metų, esu iš Vilniaus ir aš esu 7-tokas. Tėvams veikti reikėjo ryžtingai ir užtikrintai, todėl vos sulaukęs 5, Liudvikas jau sėdėjo prie fortepijono. Aš groju fortepijonu labai daug. 7 metus jau. Mano tėtis pianistas, mano kaip ir mokytojas dabar, mano mama irgi muzikantė, brolis irgi fleitą groja, tai čia kažkaip visa šeima tokia muzikalyje. Kaip ir mėgstu, bet labai daug darbo reikalauja ir labai vargina. Nepaisant to ilgo ir varginančio sėdėjimo prie fortepijono, Liudvikas sako, kad jeigu dabar galima būtų rinktis pačiam, jis pasirinktų tą patį fortepijoną. Pasiekimai tarptautiniuose konkursuose matyt keičia prakaito skonį. Bet vis tiek labai jaudinasi. Nuoširdusis Liudvikas beje šiandien ne tik gros, jis dar ir dainuos. Ir aš dainuosiu labai seną dainą. Maestro Liudvikai, kviečiame jūs į sceną, jūsų fortepijonas netrukus atvyks. Sėkmės. Labą dieną. Sveiki, kuo jūs vardu? Aš esu Liudvikas. Liudvikai, iš kur jūs esate? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Kiek jums metų? 13. Jums 13 metų. Jūs atrodote mažiausiai 13,5. Kuo jūs užsiemat gyvenime? Groju fortepijonu ir jo. Ar fortepijonas yra vienintelė jūsų aistra? Aistra tai ne vienintelė. Ką jūs dar mėgstat? Tai dainuoti mėgstu. Krepšinį žaisti mėgstu. Video žaidimus mėgstu. Ar jūs turite merginą? Šiuo metu ne. Labai geras atsakymas. Jeigu jūs norite dainuoti scenoje, jūs privalote sakyti, kad neturite merginos, netgi jeigu ją turite. Taip. Puikiai pradžia, žinokite. Tai dabar tik tai reikia išsiaiškinti, ką jūs ruošiatės mums čia parodyti. Aš dainuosiu. Dainuosite? Puiku. Mes labai norime išgirsti, kaip jūs dainuojate ir visa publika, man atrodo, irgi. Važiuojam. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen, and all it said a goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet, got no rhythm. Though it's easy to pretend, no, you're not a fool. I should've done better than a cheater friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Time can never mend the careless whisper of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, there's no comfort in the truth. Pain is the only you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet, got no rhythm. Though it's easy
wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We heard each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could just live this dance forever. Now, who's gonna dance with me? Please stay. Liudvikai. Na, va, prašau. Žinokit, aš vėl noriu įsimylėti kaip pirmą kartą. Man labai sužadina jausmus ir tavo pasirodymas buvo toksai tyras, toksai meilės gurkšnis. Jisai, nu, ta prasme, įkvėpia mylėti, įsimylėti, toksai pirmas įsimylėjimas. Ir tu buvai labai gražus tai darydamas, dainuodamas ir grodamas tuo pačiu metu. Ačiū labai. Labai tau ačiū. Aš manau, kad jeigu tu šitą pasirodymą įdėtum į savo Facebooką, tu niekada gyvenime nebebūtum laisvas. Nes, nu, tai yra jautru, mergaitės turėtų apsišaroti ir nešti tau vakarais pliušinius meškiukus tonomis. Krautų po langais, kol pasiektų tavo balkoną, liptų į vidų, sėstų šalia prie fortepijono ir verktų tau ant peties. Tai labai gražu, tikrai. Bet toks ir yra planas, ne? Tau pavyko, tu labai jaudinaisi, bet visiškai be reikalo, tau viskas labai labai gerai sekėsi. Tu puikiai padainavai, tu turėjai tą feelingą, tą vadinamąjį jausmą, kurį tu atnešė į mūsų sceną. Tu turi puikią asmenybę. Ačiū labai. Va to reikia. Tu esi labai talentingas vyras. Jo, tu jautrus vaikis ir aš nenoriu tavęs jautrinti labiau. Taip, sakau tau taip. Ačiū. Ineta. Liudvikai, aš tau linkiu sėkmės ir sakau taip. Ačiū labai. Taip, tu keliauji į kitą etapą. Ačiū. Taip. Taip. Vaidai džiaugiasi. Viso gero. Iki. Seniukai! Broli, gyvas? Šaunuoli. Taip kažkaip taip norisi, taip ramiai, taip nuslėpti viską, bet vis tiek taip viduj, taip kažkaip taip, jo, taip smagu labai.